Labas rytas, gerbiami Seimo nariai, viceprezidentė rektoriau, dekanė, mėly kolegos, visų trijų amžių universiteto studentai. Kai man malonu šiandieną būti kartu su jumis. Į Klaipėdą atėjo pavasaris, kaip ir visada, kada ateina pavasaris, suskamba Vydūno varpas. Jau 25 kartą man tenka šnekėti su jumis per Vydūno gimtadienį ir kalbėti apie Vydūną, kalbėti apie jo mintis, kokios tos mintis svarbios mūsų šiuolaikiniam gyvenimui. Turiu pasakyti, man ištiko nemažas iššūkis, kadangi per 20 minučių man teks tikriausiai kalbėti ir apie fakultetą, apie Vydūno idėjas ir visą kitą. Tai aš gal suspausiu truputėlį ir parodysiu keletą skaidrių, tas skaidrės pakomentuosiu ir gal pagrindinės mintis ir išliks. Atsiprašau, jeigu tai bus kažkas biški greičiau. Kodėl mes Vydūną visą laiką turime čia minėję ir ką jis atneša, ką jis duoda tikriausiai. Ir Vydūno lūkesčiai ir viltis, ko gero, yra pačios svarbiausias. Visą gyvenimą savo paaukojo, kėdamas žmonėm padaryti juos laimingesniais ir gražesniais ir sveikesniais. Tai kaip minėjau, 25 metus mes kiekvienais metais švenčiam Vydūno pavasarį, kalbam apie jį, konferencijos didesnės, mažesnės, net 4 kartus tos konferencijos vyko Švyturio retuje, tapo net ir tokia miesto šventė. Dabar jau beveik 25-24 kartą, ko gero, organizuojam Vydūnas tautai ir valstybei renginius ir Vydūnas visą laiką tos tradicijos išlieka. Kodėl Vydūnas toks svarbus? Todėl tikriausia, kad mes dabar gyvenam ypatingą laikotarpį. Mes gyvenam pereinamąją epochą, kada baigėsi viena žuvies epocha, kuri truko 2000 metų, kuri buvo su tam tikrom charakteristikom, jinai daugiau buvo tokia, dvasinė, emocinė epocha, su tikėjimu žmogaus ir visa kita, ir ateinam visiškai kitą amžių, vandenio epochą. Jisai daugiau susietas su technizacija, centralizacija ir globalizacija. Jūs jaučiat, kad viskas tas keičiasi. Ir mūsų kartai, mano kartai, va dabar 3 amžiaus universiteto studentam, iš tikrųjų teko labai didelė tokia, misija ir įdomumas matyti, kaip keičiasi tos kartos. Vat Vydūnas, kada išėjo, tais metais aš atėjau. Ir gal todėl aš jį taip gerai suprantu ir taip jaučiu, kaip iš tikrųjų yra. Ir Vydūnas tai yra tos nueinančios žuvies epochos smaigalys. Iš esmės tai yra toks natūralus intelektas, kuris susiformavo grinai šitos žuvies epochoje. Kuo skiriasi tos pagrindinės epochos? Pagrindinis tikriausiai skirtumas tarp dviejų epochų yra tai, kad nueinančioje epochoje mes turėjom labai daug klausimų, į kuriuos reikėjo ieškotis patiems atsakymus. Leiskime, mano habilitacijos darbe 500 puslapių buvo ir 100 puslapių buvo vien tik literatūros sąrašas. Tai reikėjo surasti klausimus ir suprasti ir sukaupti šitą visą medžiagą. Dabar viskas apsivertė aukštyn kojom. Dirbtinis intelektas, technologijos duoda mums begalės atsakymų. Dabar klausimas pasidarė pati sunkiausia problema. Surasti teisingą klausimą, jį teisingai pastatyti, kad mes pamatytumėm kryptį, kurią mes einam. Ir tokiu būdu susiformavo 2 skirtingi intelektai. Intelektas, kuris atėjo, tai yra natūralusis intelektas ir jo atstovas, puikus genialus žmogus, kuris čia kvėpavo šito oro, vaikščiojo šitomis gatvėmis, tai yra Vilhelmas Toras Vydūnas. Ir naujas dirbtinas intelektas, apie kurį mes vis daugiau ir daugiau šnekam ir kuris keičia mūsų gyvenimą iš išminties, tai yra ChatGPT arba dirbtinis intelektas. Ir dabar Vydūnas turėjo tokias viltis ir lūkesčius, kad kaip žmonėm pateikti tą suvokimą, tą praeitį. Ir iš tikrųjų viltis ir lūkesčiai, nors atrodo žodis tas apie tą patį, apie ateitį, bet jis iš tikrųjų skiriasi. Viltis yra daugiau susietos su svajonėmis, su tokiomis, sakykime, dvasinėmis emocijomis mintis, o lūkesčiai susieti su faktais. Faktiškai kaip chemijos laboratorijai sudedi tam tikrus komponentus ir žinai, kas gausis iš tai daugiau toks lūkestis. Tai vėlgi dvi dalis ir du skirtumai. Tai vat mes dabar susitarėm su Vydūno viltimis ir lūkesčiais ir su tos lūkesčius, kuriuos atneša dirbtinis intelektas. Ir aš, kadangi laiko nedaug, aš tiesiog paėmiau ir uždaviau dirbtiniam intelektui 5 svarbiausius sveikatos fakultetui klausimus. Kas tai yra sveikata, kas tai yra liga, kas tai yra ligų gydymas, kas tai yra sveikatos tausotas ir stiprinimas ir kas svarbiau,
Ar gydymas, ar sveikatos tausojimas ir stiprinimas. Ir abiem intelektam uždaviau šitos 5 klausimus. Ir kaip atsako į pirmąjį klausimą, dirbtinis intelektas. Jisai sako, kad sveikata tai ne tik lygos ir negalios nebuvimas, bet ir fizinės, psichinės bei socialinė gerovė. Čia yra apibrėžimas, kurį dar Almatos konferencijoje, reiškia Pasaulinės sveikatos organizacija 78 metais. Ir kaip apibrėžia sveikatos sąvoką Vydūnas. Jisai sako taip, kad jis tokią piramidę piešia, kad sveikata tai yra socialinė žmogaus gerovė, tai pagrindas. Svarbiau už tai yra fizinė žmogaus gerovė, kūniška gerovė, dar svarbiau psichinė. Bet pats svarbiausias dalykas – tai karūna, tai yra dvasia, dvasinė sveikata. Ir kad tik tai valdantieji asmenys, kurie dvasia ir sielą valdo, jie gali būti iš esmės sveiki. Nes dvasia ir siela tai yra tikslas, tai yra gyvenimo tikslas, į kurį mes einame. Ir jeigu mes jį turime teisingą, tikrą, tada formuojasi psichika žmogaus sveika. Jeigu psichika sveika, tada ir kūnas susiformuoja sveikas. Ir jeigu kūnas sveikas, tada mes sukuriam ir natūralią sveiką aplinką. Tai Vydūnas beveik 50 metų anksčiau negu Pasaulinės sveikatos organizacija žymiai pilniau apibrėžė sveikatos sąvoką. Ir va dėl to apibrėžimo mes ir kūrėm sveikatos mokslų fakultetą ant šito pagrindo, ant šitos bazės. Toliau, kas tai yra liga? Dirbtinis intelektas sako, kad tai yra struktūriniai ir funkciniai žmogaus sutrikimai. Vydūno natūros intelektas sako, kad tai yra dvasinės pusiausvyros praradimas. Vydūno požiūris į ligą yra žymiai platesnis. Ir žymiai platesnis, kad jeigu subyra žmogaus dvasia, subyra tada ir fizinis kūnas, subyra ir visi kiti. Kas tai yra ligų gydymas? Dirbtinis intelektas sako, kad gydymas tai yra ligų priežasčių pašalinimas, palengvinimas simptomų ir sustabdymas ligos eigos. Taip? O Vydūnas sako vėl kitaip. Reiškia, tai yra balansas, sutrikdyto egzistuojančio gamtoje balanso, pusiausvyros. Visas mūsų gyvenimas, viskas, nuo kvantinės fizikos iki socialinės ir tų politinių reikalų, viskas ant balanso stovi. Ir kai tas balansas sugriūna viskas. Tai Vydūno požiūris svarbesnis ir didesnis. Kas tai yra sveikatos tausojimas ir stiprinimas? Dirbtinis intelektas sako, čia tiesiog yra, aš tiesiog išėmiau iš dirbtinio intelekto ir sudėjau to sakymą. Sako, kad tai yra sveikatos tausojimas, tai yra užkirtimas. Reiškia, kelio, kad jos lygos neplistų ir kad žmogus vystosi. O Vydūnas sako, kad pats svarbiausias sveikatos tausojimas, tai yra holizmas, tai yra visuminis požiūris. Viską reikia įvertinti, nes sveikata ypatingai komplikuotas dalykas. Sveikata yra rezultatas, sudėtas iš daugelio komponentų. Ir dabar kas svarbiausia yra? Kas svarbiau? Ar ligas gydyti, ar sveikatą tausoti ir stiprinti? Dirbtinis intelektas pasielgia labai diplomatiškai. Jisai sako, kad ir tas labai svarbu. Tokiu greituoju momentu labai svarbu gydyti, o jeigu turim laiko, visą kitą galim sveikatą tausoti. 50-50. Vydūnas šito požiūrį ypatingai griežtas ir labai aiškiai sako, kad žymiai svarbiau yra sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Tai koncepcinis dalykas, tai principinis dalykas. Ir mūsų universitetas, būtent fakultetas, ant šito pagrindo ir stovi. Va tai 5 klausimai, ant kurių stovim. Dabar pats svarbiausias, ko gero, klausimas, kuris visiems yra. Ar dirbtinis intelektas nugalės, ar natūralus intelektas nugalės? Ir į šitą klausimą Vydūnas atsakė dar prieš 100 metų, nupiešdamas Vydūno kiaušinį. Tai yra gyvenimo sandoros kiaušinis. Vat ateina Velykos ir visi mes turėsime rankose gyvenimo sandoros simbolį kiaušinį, kurį pagal protėvių tradicijas mes puošiam ir visą laiką tą kiaušinį, kaip sakyti, susifokusuoja visas atgimimas, visas gyvenimo ciklo pasikartojimas. Tai Vydūnas kiaušinį piešia kaip 2 atskiras sferas. Reiškia, viena apatinė sfera tai yra materialaus pasaulio vystymasis, o viršutinė sfera tai yra dvasinio pasaulio vystymasis. Ir jis parodo net struktūras. Reiškia, kaip materialus pasaulis vystosi, kaip daleiskim kūniškasis, energetinis, geidulingis, protas ir minčių, kaip vystosi tas materialusis pasaulis. Ir dabar dirbtinis intelektas.
Ir iš tikrųjų darosi visiškai aišku, kad dirbtinis intelektas yra materialaus pasaulio atstovas. Dirbtiniam intelekte visiškai nėra dvasinių elementų, nėra visiškai tos struktūros. Reiškia, jis užaugo grinai materialiam lygmenyje ir jis negalės peržengti. Jis nepajėgs peržengti šitos dvasinės ribos, kol liks nors vienas gyvas žmogus. Vidūnas skaitosi humanizmo kaip filosofinių pagrindų nešėjas. Ir Vidūnas sako, kad natūralus intelektas ir humanizmas yra visumos suvokimas. Ir tik žmogus gali suvokti ir materialę, ir dvasinę dalį. Ir va tai yra patys svarbiausiai tokie elementai. Ir tai Vidūnas nieko naujo nesugalvojo. Iš tikrųjų visa tai yra nuo ženkliuko Indian. Beveik prieš 20 000 metų. Tai pirmasis ženklas aplamai, kuris yra užfiksuotas ant uolų, simbolis pirmas. Ir ten aiškiai parodyta, kad yra abiejų pusių, ir dvasinės, ir materialios vienybė, tai yra visa esmė. Kaip ir sveikata. Tai yra visumos požiūris. Ir ligų gydymas, ir natūralumas yra reikalinga. Tai jeigu dar toliau pasižiūrėti į šitą ženklą, tai mes pamatysim, kad ir senovės Egipte tas Ankh yra kryžius. Iš esmės tai yra šičia Vidūnas jau tada parodė šitą kryžių. Tai yra amžino gyvenimo esmė. Iš esmės, kas suvokia šitos principus, jis gali gyventi amžinai. Ir ta sąmonė žmogus gyvens amžinai. Tai ir pabaigai uždavinys visiems. Atsakyti į klausimą, kas yra svarbiau, sąžinė ar protas. Tai ačiū visiems už dėmesį, gražios šventės, gerą pavasarį.